Nu tai sveiki visi, esu dabar Trakuose. Po kalėdų ir po kūčių reikia pavaikščioti, nes per daug persivalgiau. Tai šiandien aš praeisiu tokį mažą ratuką aplink ežerą Trakų ir per pačius Trakus praeisiu. Atrodys maždaug taip. Kilometrų daug labai nebus, bet manau bus pats tas pasivaikščiojimui tokiam. Tai va dabar eisiu šitaip aplink tą ežerą ir po to per miestą grįšiu čia nais atgal įstoti. Čia yra Lukos Bernardinų ežeras. Ne Trakų ežeras, kaip sakiau anksčiau. Dabar eisiu tokiu keliuku ir ten po to vėliau turėtų būti toks medinis takas, kaip čia matot. Tai aš tikiuosi toks bus. Ir tikiuosi, kad iš vis takas bus. Jo, sveikatingumo trasa, kaip ir sakiau, tikrai bus. Oras šiandien labai geras. Aš tik važiuodamas į Trakus sugalvojau, kad galima eiti šito keliu. Planavau pradžiai per miestą, eiti aplink miestą visą. Bet po to pamačiau, kad yra toks čia takas yra. Tai nusprendžiau pabandyti čia praeiti. Čia kažkokios kapinės. Nu jo, vaizdelis čia geras visai. Gražus takas. Va kas būna, kai užšąla dalis ežero, kita ne. Va, gabalai ledų plaukia visur čia. Nu jo, čia šitų kelių tikrai rekomenduoju kažkam praeiti. Labai fainai čia. Dar tokiu oru. Nu va, čia dabar reikės palei biškį namus eiti. Palei gatvę. Bet neilgai. Čia va žmonės gyvena, o vaizdai tiesiai kapinės. Tai nežiūri fainai. Dabar eisiu vėl į mišką ir toliau palei ežerą neaiškiais keliukais. Nešiukšlinti. Čia gerai Stravoje, kad pažymėti va tokie pasivaikščiojimo keliukai. Pavyzdžiui, Google Mapsuose tai net nerodo tokio kelio iš vis. Rodo, kad neegzistuoja toks keliukas. Kai jau 33 km irgi per mišką, Google Maps'e nebuvo jokio kelio. O Stravoje buvo. Dėl to biškį bijau, kad tenais po to reikės grįžti namo iš Nemenčinės 10 km. Bet buvo kelias, tai dabar pasitikiu jau Stravą. Čia va greit toks bus praėjimas per tokią kaip ir pelkę, spėju pagal Mapsą. Ten galbūt tas ir bus keliukas medinis toksai. Šiaip nežinau, bet spėju. O, apie ką aš kalbėjau. Tiesiog toks kaip brūzgynas. O gal ir pelkė, nežinau. Ne. Nu jo, čia toks kaip upelis supelkėjęs. Nu vau, tikrai gražiai čia. Ai, čia dar net nesibaigia, toliau eina. Palik. O, čia koks tiltelis. Meška mano kamerą norėjo paimti. Tai vat reikėjo bėgti ir šaukt, kad neimtų. Dabar biškį nutolsim jau nuo ežero
kad eitume tokiu keliu, nes palei pat ežerą nėra kelio, bet po to sugrįšim. Nu čia jau nebe toks gražus kelias, bent jau palei ežerą. Oho, kaip mes čia ir tikės praeit dabar. Ką tik vos neišsidirbė. Ai, čia tik atrodė, kad blogas kelias. Kartais taip saulė išlenda, tada labai gražu būna. O ten vat pažvelgus galime matyti trakus. Ten matome trakus. Jau visai netoli. Perėsti per tiltą tenais tokį. Ir tiesiai į centrą, prie pilies. Sveiki sugrįžę į Trakus. Dabar einam jau link miesto. Pilis ten. O čia tiltas dabar į kitą. Nu, jau ne į salą gal kas. O tai kas čia tokia yra iš vis? Čia tipo ledas aplinkui. Neatrodo, kad čia ledas. Čia yra Užutrakio dvaras. Nu, dabar jau einu link pilies senais. Per tiltus kelis pereisiu ir jau pilis. O po to pamatysiu ten kažkaip per miesto centrą gal grįžti. Dabar pereisiu per tiltą į salą ir iš tos salos į dar vieną kitą salą. Nu, turbūt jau žinot visi, nes esat buvę turbūt Trakuose. Po to grįždamas iš salos, nueisiu ten už manęs yra kibininė ir paragausim tikro Trakų kibino ir įvertinsim. Čia jau turim Vytautą Didįjį, toks vat medinis paminklas čia saloj. Čia jau pagrindinis tiltas. Nu va, čia vidinis kiemas. Nu va, dabar jau kibiną einu. Įvertinsim. Nu va, turiu kibiną su aviena originalus ir sultinuką. Tai ragausim ir vertinsim. Gerai. Šitaip atrodo kibinas. Kol kas dar nedaėjau iki mėsos, bet kol kas gerai. Sultinys irgi labai skanus. Dar vis nedaėjau. Nu dabar jau tikrai mėsą atkasiu.
Realiai toks pats kaip kokia kiauliena. Tamsesnė mėsa biškį. Labai skanu. Kibinas 4,5 euro, sultinys 1,5. Nu va, pavalgiau, o dabar einu pasižiūrėti Trakų kalėdinę eglutę. Kaip antrai kalėdų dienai, tai čia labai geras oras. Kas čia per eglučių paroda? Čia iš skirtingų mokyklų, gimnazijų mokinių darbai. Kavutės. Džiugait paaiškino, kaip aš čia praėjau. Tai va, čia startavau stoty. Tada ėjau čia palei ežerą. Visur čia. Čia va tas buvo medinis takelis šitoj atkarpoj. Po to čia va per mišką. Tada čia biškai gatvėje ėjau. Kažkas sudužo. Tada čia tiltas. Tada čia palei vandenį. Sala, kita sala. Čia va, kibiną valgiau. Ir tada jau čia vat, dabar esu kaviniai. O dabar šitą čia nais vat kažkur bus kalėdų eglė. Love Trakai. Ai va ten jau eglė. Aš galvoju, kad eglė bus toj aikštėj, kur Love Trakai. Bet ne, kitoj. Nu, tokia, taip švelniai tariant, paprasta. Labai paprasta. Jeigu čia iš vis pagrindinė ta miesto eglė, nu kaip ir jo. Kas čia? Primetuolis. Nu va, Trakuose turim kažką tokią. Sajėk. Wow. Čia kaip koks pavasaris dabar. Va. Jezus, vos neišsitrėpiau. Bandelės su kopūstais tiesiai nuo kūčių stalo. Ne ką blogiau negu kibinas. Nueita jau apie 7,5 kilometro. Jau einu virš valandos, valanda kem 7. Taip lėtai, nes užtrunka visokius tokius kadrus padaryti. Padedi kamerą, ten bėgi, po to atgal bėgi, tai šiaip, kad gražiai nufilmuoti, užtrunka. Ir kiekvieną kartą Stravos nestabdau, dėl to ir gavus taip labai ilgai. Nu, bet svarbiausia, geras video turėtų išeiti. Nu viskas, čia jau pabaiga. Štai ir viskas. Baigėsi mano žygis turbūt jau. Čia aš dabar prie Rimi esu. Ir čia dar nueisiu į Rimi trumpam. O po to eisiu į traukinių stotį ir važiuosiu namo. Mano žygis šiandien atrodė taip. Nueita apie 8 km. Tikiuosi jums patiko. Jeigu taip, paspauskit like, paspauskit subscribe. Ir iki kitą kartą.